vadovė dirbu nuo 2000 metų sausio 25 dienos, tai gautųsi 23 metai, kažkokie 4 mėnesiai dienomis, tai būtų kažkas 8600. Šiandien 1119. 4,5 metų, tai dienom tikriausiai būtų darbo gal kokį 1200. 18 metų, tai būtų virš 6,5 tūkstančio dienų. Šiandien yra 2242 dienos, kaip esu vadovo dalimi. Dabar jau skaičiuoju virš 1000 dienų. Neilgai iš tikrųjų, tik 120, šiandien lygiai 120. Pirma diena man buvo ganėtinai įsimintina, tuo, kad kai atvažiavau pirmą kartą į ofisą, mane pasitiko ir buvusi mūsų administratorė, ir Gabrielė iš marketingo, ir direktorė, ir buvo labai iš tikrųjų šiltas sutikimas, kuris padarė gerą įspūdį ir kuris leido po to su gerais prisiminimais prisiminti tą dieną ir toliau tęsti savo darbą čia. Atsimenu, kad tikrai nervavausi, vis tiek pakeitus darbo niekada nėra labai lengva, niekada nežinai, koks kolektyvas tavęs laukia. Tai atsimenu, kad tikrai sulaukiau palaikymo ir ne tik pirmom dienom ir pirmom savaitėm, tai kaip ir linksma. Šios pirmos dienos galbūt jau nebeprisimenu, bet man į atmintį yra įstrigusi galbūt ne pati pirma darbo diena, bet mano darbo pokalbio diena. Iš tikrųjų, nes turėjau pokalbį su tuo metinio audito skyriaus vadovu ir ką labiausiai turbūt pajutau, tą vertybinę sutapimą ir tą susidomėjimą tavim kaip žmogumi, kaip asmenybė, nepriklausomai nuo to, kad tu esi galbūt dar tik tais pirmo lygio darbuotojas, tačiau tą vertę, kurią jie įžvelgia tavyje, tu iš karto pajunti ir tai labai smarkiai motyvuoja ir augina ir nuo pat pirmos dienos. Pirmoji diena buvo su daug jaudulio, kurios stengiausi neparodyti. Labai vangiai atsimenu, bet kiek atsimenu, tai aš pačią emociją, kaip aš jaučiausi, aš atsimenu, buvau tokia, kažkas naujo, kažkas neregėta ir labai, aš jau pažinojau savo būsimą kolegą, tai buvo labai smagu žinoti, kad tu eini kažkur, kur bus tikrai faina. Ir tai va, tai ir buvo faina ir iki šiol yra faina. Tai jo, pamenu ryškiai, nes nesenai buvo, tai atėjau čia į Kauno ofisą, tai širdutės purdėjo, rankos drieko, bet dienos pabaigoje supratau, kad atsidūriau ten, kur reikia ir noriu sugrįžti ir rytoj, ir poryt, ir dar kitą savaitę, ir 120 dienų ir čia. Darbo diena prasideda nuo pasisveikinimo su kolegomis, kavos puodelio ir elektroninių laiškų skaitymo. Su kava, be kavos nekaip, o po to susiskambinimas, susitikimai su vadovais ir kitais kolegomis ir tada kimpam į darbus. Oi, dažniausiai tai susiskambinimas su kolegom, susidėliojimas darbų plano, bet kuriuo atveju pasipasakojimas kažkokių linksmų įvykių, nes dieną reikia pradėti su gera nuotaika ir veikiausiai po to eina kavos puodelis. Garbės rato apėjimo aplink ofisą ir pasisveikinimo su visais. Nuo to, kad aš į vietinės krautuvėlės einu sausainių. Jau visus skaniausius išragavus, tai dažniausiai einu pasiimti kažką prie kavos ir tada jau dalinuosi su kolegom ir jau juokimės ir atidarom rytą ir dieną. Tai kiekviena diena prasideda taip pat nuo labas rytas kolegos. Mano manymu, mano kolegos yra labai iš tikrųjų visi faini ir kas svarbiausia yra motyvuojantis. Mes visi stengiamės vienas kitam kažkaip tai padėti išsispręsti problemas, kilusias su darbu ar gyvenimiškas. Šiuo metu tai tikrai vien geriausiai žodžiais, labai linksmas kolektyvas, labai jaunatviškas, labai visi ambicingi, sakyčiau. Mūsų kolegos yra iš tikrųjų labai jaunatviški, charizmatingi labai ir kartu komandiški ir siekiantys vieni kitiems pagelbėti, auginantys tiek save, tiek kitus. Unikalūs ir visi labai skirtingi. Jų šiaip labai daug, tai nėra, kad vienu žodžiu galėčiau kažkaip visus apibūdinti, bet manau, gal tas ir žavi, kad visi skirtingi, visi iš skirtingų vietų atvažiavę, susitinkam, pabūnam ir visi labai skirtingai mokomės, skirtingai dirbam ir mokomės vienas iš kito. Tai vieno žodžio nėra, bet tiesiog tas skirtingumas gal ir faina.
Tai galėčiau apibūdinti kaip superherojus, mes visada pasiruošę padėti. Jeigu kažko nežino, tai paklaus to, ką žino. Visada draugiški, visada linksmi. Po 20 metų įsivaizduoju šitą įmonę, patapsime vieta, kur visi norėtų dirbti, kas yra iš šios finansų srities. Sunku pasakyti, iš tikrųjų, kur čia paeisim po 20 metų, aš nežinau, ką po 10 metų, kaip atrodys viskas, bet kuriuo atveju tikiuosi bent jau, kad išlaikysim tokį patį gerą kolektyvą, išlaikysim tokias pačias savo vertybės. Tai čia, manau, yra svarbiausia ten pozicijos ar vietos, kurios užimsim, tai rinkoje tai ne taip svarbu. Manau, užaugsime dar labiau negu kad per pastaruosius metus. Ir tikiu, kad mūsų kolektyvas prasiplės, jau nebe šimtais skaičiuosim savo darbuotojų ir kolegų ir vardus. Tai tikiuosi tikrai to didelio augimo iššuos. Stiprią, vieningą ir lyderiaujančią. Aš savęs neįsivaizduoju po 20 metų, bet jeigu spekuliuojant, tai įsivaizduoju, kad būsim dar didesni, dar kietesni ir, žodžiu, žvaigždės liesim. Po 20 metų manau, kad vadovo bus dar didesnė, bet tas bendruomenės jausmas, manau, niekur nedings su tuo didžiu. Išliksim, manau, tokie pat komandiški, tokie pat draugiški vieni kitam ir su tokiu pat dideliu noru padėti vienas kitam. Mane labiausiai motyvuoja galimybę augti, tobulėti ir mokytis. Komanda ir žmonės. Manau, kad iššūkiai, nes per iššūkius mes visi tobulėjame, per iššūkius jaučiame savirealizaciją, tai sakyčiau, kad iššūkiai. Kolegų pasitikėjimas, komandiškumas ir atsakomybės jausmas. Manau, kad supratingumas ir leidimas išbandyti naujas erdves. Tai niekada nėra, kad tu sėdi vienoje vietoje ir tu niekur nejudi. Jeigu tu nori, tai tu visą laiką rasi ir vietos, ir laiko, ir žodžiu, bėgsi, kur tavo ten akis neša. Tai motyvuoja, ko gero, labiausiai žmonės, nes be žmonių nieko nebūna. Ko palinkėčiau? Visų greičių pirmyn, į tą ateitį. Kantrybės ir supratimo, kad visur galima įžvelgti gerus dalykus ir niekada gyvenime nebūna viskas tik tai blogai ar tik tai gerai. Tiesiog visą laiką turi būti balansas. Palinkėčiau niekada neprarasti savęs ir niekada neprarasti savo pomėgių, aistrų. Kolegom linkiu ir sau lygiai taip pat iššūkių skatinančių tobulėti ir sėkmingai su jais susidoroti. Kadangi jau sezonas į pabaigą, tai tikriausiai geros vasaros ir gerų atostogų. Palinkėčiau išlikti darbštiem, bet nepamiršk, kad ir reikia nusišypsot kolegom, pakalbinti ir kartu kavos atsigerti. Optimizmo! Viskas.